Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Vakaro pasakaitė. Džiaugias rausvas pumpurėlis ant obels šakelės, laukiamas pavasarėlis jį iš miego kelia. Saulės kasos išsipynė, jos kaip žvakės laša. Savo žodžio pirmutinio vyturėlis prašo, čirų vyrų, gandras skrenda virš laukų, sodybų, ne visi namus suranda iš pietų sugrįžę. Suka gandras antrą ratą, žalio šakos senos, lizdą, kai tarp jų pamato, sau snapu kalena. Vyturys aukštai čirena, nardo po mėlynę, šitoj šalyje gyvenam, ją Lietuva vadinam. Vakaro pasakaitė. Sveiki vaikai, kaip greit bėga tas laikas, dienos viena po kitos, tarytum vanduo teka. Gal jau pastebėjote ore kregždutes? Jos grįžta tada, kai ore jau skraido daug vabzdžių. Tų vabzdžių ne per daugiausia, tačiau balandžio gale jau galėsime pamatyti ore nardančias šelmeninės kregždės, o langinės ir urvinės kregždės parskris vėliau. Tačiau po balandžio vidurio vaikai jau reikia klausytis įdėmiau, o gal kukuoja gegutė? Jie skrenda į jūsų sodą, parką, ją galima išgirsti miške. Pačios pirmosios gegutės praskrendančios, o vėliau jos jau bus ėslios, pasirinkusios savo teritorijas. Nuo seno tikėta, kad pirmą kartą išgirdus gegutės kukavimą reikia pažvanginti pinigėlius, tada visi metai būsite sėkmingi. Tad vieną kitą monetą vaikai turėkite kišenėje, maža ką, gal ims ir užkukuos ta gegutė. Taigi štai vaikai, balandis žingsniuoja per žemę. Kviečiu vaikai jūs stebėti gamtą ir ką pastebėsite naujo tą dieną. Galbūt gėlytė žiedelį prasiskleidusi, galbūt naują paukščio giesmę išgirsite, viską įsidėmėkite arba nupieškite. Tai prisiminsite kiekvieną pavasario dieną. Vakaro pasakaitė. Patikėjus, atsibunda mano lėlės ir meškiukai ir dumbliukai ir visi kiti žaisliukai. Ruošiamės keliauti, miško uogų paragauti, pamatyti daug žvėrelių ir gražių gamtos kampelių.
Vakaro pasakaitė. Štai pasakaitė apie kiškį ir lapę. Kitados gyveno du kaimynai – kiškis ir lapė. Kiškis turėjo prastą tošies trobelę, o lapė dailią ledo trobelę. Atėjo pavasaris, atnešė šilumą ir ištirpdė lapės trobelę. Lapė atėjo pas kiškį ir prašo, kad leistų valandėlę pasišildyti. Kiškis ir įsileido, o toji, tik įkėlusi koją į trobelę, kiškį laukan išgrūdo. Tegul eina sau, tegul pasistatas kitą trobelę. Kiškis eina keliu ir rauda. Vilkas sutiko jį ir klausė, ko tu verki? Kaip aš neverksiu? Gyvenau su lape kaimynais, mano trobelė tošies, o lapės ledo. Atėjo pavasaris ir ištirpdė lapės trobelę, o ji atėmė iš manęs tošies trobelę. Gerai, sušuko vilkas, eime, aš atimsiu iš lapės trobelę. Kiškis su vilku įėjo į trobelę, o lapė tuoj iš užkrosnio šaukė, laukis čia, kai šoksiu, tuoj visus išsvaidysiu. Vilkas išsigando ir pabėgo. Kiškis vėl eina keliu ir rauda. Sutiko jį lokys ir klausė, kogi tu verki? Kaip aš neverksiu? Gyvenau su lape kaimynais, mano trobelė tošies, jos ledo. Atėjo pavasaris ir ištirpdė lapės trobelę, o ji atėmė iš manęs tošies trobelę. Gerai, sušuko lokys, eime, atimsiu iš lapės trobelę. Kiškis su lokiu įėjo į trobelę, o lapė iš užkrosnio šaukė, laukis čia, kai šoksiu, tuoj visus išsvaidysiu. Lokys išsigando ir pabėgo. Kiškis vėl eina keliu į raudą. Šį kartą jį sutiko gaidys ir klausė, ko tu verki? Kaip aš neverksiu? Gyvenau su lape kaimynais, mano trobelė tošies, lapės ledo. Atėjo pavasaris ir ištirpdė lapės trobelę, o ji atėmė iš manęs tošies trobelę. Gerai, gaidys sušuko, eime, atimsiu iš lapės trobelę. Gaidys su kiškiu įėjo į trobelę, o lapė iš užkrosnio šaukė, laukis čia, kai šoksiu, tuoj visus už pakarpos išsvaidysiu. O gaidys irgi nepėsčias, ramiau seselė, atėjo kareivis su ietimis ir kardais. Jei nesinešdinsi iš trobelės geruoju, karą kelsiu ir kad suriks, koks aš karys. Lapė išsigando ir pati pabėgo. Kiškis ir gaidys ėmė draugėje gyventi ir labai geri bičiuliai pasidarė. Ilgai prisiminsiu su puoklės
Vakaro pasakaitė. Pasakojama vaikai, kad kai Perkūnas vestuves kėlė, visus gyvulius, paukščius ir žvėris į svečius pakvietė. Visi pavaldiniai klausydami laiku į vestuves atvyko, tik tai viena sraigė užtruko ir pasirodė, kai vaišės jau buvo pasibaigusios. Tai pamatęs Perkūnas ją paklausė: kodėl tu taip vėlai atėjai? Sraigė atsakė: savo namelius aš taip myliu, kad nenorėjau su jais išsiskirti. Supyko Perkūnas tai išgirdęs ir sako: jei tau nameliai tokie mieli, tai juos visuomet su savimi ir nešiokis. Nuo to laiko Perkūnas taip padarė, kad sraigė savo namą visuomet ant nugaros nešasi. Elektroniniam svajų mieste, paslaptingam meilės vakare, degs neoninė akių šviesa, mano karštas žvilgsnis prieš tave. Ne dangaus lietus prabėgs gatve, nekaltės žemai nutrenks tave. Šaltą prakaitą pajaus kaktą, kai staiga įsimylėsi mane. Radau sapnų fantazijoj mačiau tave, susipažink į mane esi miela, 21 amžiaus mergina. Radau tave mergyt internete, sapnų fantazijoj mačiau tave, susipažink į mane esi miela, 21 amžiaus mergina. Elektroniniam širdies laiške tau atversiu, ką mačiau sapne, nes yra visatoj planeta, kur mintis mergaičių atvira. Ten nuskridęs meilės širdyje, nuskambėsiu tau vienai daina, bet vis tiek man liks paslaptyje, realybėje atsiradus panaš. Radau tave mergyt internete, sapnų fantazijoj mačiau tave, susipažink į mane esi miela, 21 amžiaus mergina. Radau tave mergyt internete, sapnų fantazijoj mačiau tave, susipažink į mane esi miela, 21 amžiaus mergina. Elektroniniam svajų mieste, paslaptingam meilės vakare, degs neoninė akių šviesa, mano karštas žvilgsnis prieš tave. Radau tave mergyt internete, sapnų fantazijoj mačiau tave, susipažink į mane esi miela, 21 amžiaus mergina. Radau tave mergyt internete, sapnų fantazijoj mačiau tave, susipažink į mane esi miela, 21 amžiaus mergina. Vakaro pasakaitė. Ar jums, vaikai, teko matyti kvaksinčią laiškų dėžutę? Ne? Tik paklausykite, kitą kartą stovėjo laiškų dėžė. Ji buvo labai graži ir saugiai laikydavo laiškus, tol kol jų paimti ateidavo laiškininkas. Greta laiškų dėžės stovėjo lempa. Jos buvo geros draugės. Sutemus lempa šviesdavo, kad žmonės matytų kelią namo ir žinotų, kur laiškus įmesti. Vieną vakarą lempa tarė laiškų dėžiai: man rodos, aš peršalau, tučtuojau imsiu čiaudėti. Ir taip smarkiai sučiaudėjo, kad užgeso jo šviesa. Dabar niekas nebematė, kur įmesti laiškus. Ką daryti? Tuo tarpu pro šalį kvaksėdama krypavo antis vardu Miranda. Ji pagalvojo: vaja, vaja, lempa užgeso, žmonės nežinos, kur laiškų dėžė,
ir negalės išsiųsti laiškų. Ji užsiropštė ant dėžutės viršaus ir ėmė kvaksėti. Kva, 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 be perstojo kvaksėjo Miranda, o žmonės, kurie ėjo išsiųsti laiškų ir negalėjo rasti dėžutės, nes lempa buvo užgesusi, galvojo, ko ji taip kvaksi. Nuėję ten, kur girdėjo kvaksint, jie rado Mirandą, o po ją laiškų dėžę. Įmetė laiškus ir grįžo namo. Kokiagi išmintinga, vaikai, ta antis Miranda. Žiogas gyveno mažučiam namelį ir labai norėjo turėti smuikelį. Saldžiuose svajonėse kūrė jis dainelę, gal sugrot galėtų ją žalioje pievelėje. Tai griežtų ant gražios gėlelės visą mielą dieną, lygi pat naktelės. Tai griežtų ant gražios gėlelės visą mielą dieną, lygi pat naktelės. Kas galėtų žiogui dovanot smuikelį, kad apie žvaigždelę sukurtų dainelę. Jam pritartų griežtas vabalų orkestras, karmeličių choras, o kad tik būtų geras oras. Tai griežtų ant gražios gėlelės visą mielą dieną, lygi pat naktelės. Tai griežtų ant gražios gėlelės visą mielą dieną, lygi pat naktelės. Žiogė, neliūdėk, gal galėsim tau padėt, iš kiaulytės taupyklėlės iškrapštysim pinigėlį. Neliūdėsi tu daugiau, mes nupirksim smuiką tau. Tai griešiu ant gražios gėlelės visą mielą dieną, lygiai pat naktelės. Tai griešiu ant gražios gėlelės visą mielą dieną, lygiai pat naktelės. Vakaro pasakaitė. Tik paklausykite, vaikai, kalba, kad labai nuo seno girios tankmėje gyveno ilgabarzdis miško monas, senos girios tikras ponas. Kai sidabro mėnuo švietė, monas laumės puoton kvietė, degė laužas, kibirkščiavo, laumė šoko ir dainavo. Jei užklysdavo keleivis, o tai pasakose būna, laumės dainomis užsupę jį traukdavo į liūną. Lyg nujautus didžią bėdą, ulbavo dreviai pelėda. Pritarė liūdnai apuokas ir girdėjos laumių juokas. Žmonės dar kitaip girdėję, laumės kūdikiui padėję. Pamotė našlaitė Linę, liepė vežti tamsią girę. Jinai Linės nemylėjo, girioj pražūties linkėjo, kad jie žvėrį sudraskytų, kad jie laumės nuskandytų. Pievas dengė tirštas rūkas, bėgo vejamas bėriukas, vis tolyn į girę, seno mono karaliją. Bernas Linės pagailėjo, kelmą samanom apdėjo, ją senas kara apsupo ir skubiai iš girios spruko. Našlaitėlė tyliai verkė, miegas jai akis užmerkė. Nors pavojus Linės tyko, paklausykit, kas įvyko. Kai mėnulis patekėjo, laumės jau ratu stovėjo. Gražutėlė kaip gėlytė, miega palikta mergytė. Laumės gero jai linkėjo, vėjas medžiais nušnarėjo.
nunešė per mišką žinią, kad pamilo laumės linę. Kasele šviesia supynė, klojo patalą šilkinį, jai rasa veidelį prausė, jų dainų našlaitė klausė. Lubinų čia degė žvakės, skraidė pievoje plaštakės, mėlynavo akys lino, laumės linę čia augino. Metai bėgo, linė augo, jai netrūko gero draugo, lyg motulės glamonėta, sesių laumių numylėta. Daigelius sodino linė, mėlynavo žiedas lino, laumės linelius nurovė, našlaitėliai kraitį krovė. Rudenėjančiais arimais draikos laumių šilko gijos, o kai lietus nusibosta, laumės audžia vaivos juostą. Žmonės aria ir akėja, linelius į dirvą sėja. Linės akys žiedė lino, liną laumės išaugino. Kirmėliukas infantino šliaužia sau ramiai gatve. Kirmėliukas infantino, kuris vyko nežinia. 100 rankų, 100 kojų ir spalvotų marškinių. Kirmėliukas infantino iš miestelio gulbinų. 100 rankų, 100 kojų ir spalvotų marškinių. Kirmėliukas infantino iš miestelio gulbinų. Kirmėliukas infantino susitiko draugę Ziną, kirmėlaitę karalaitę su raudonu gvazdiku. Kirmėliukas infantino jai priskynė daug gėlių, rožių, tulpių, ramunėlių ir kitų keistų žolių. Kirmėliukas infantino jai priskynė daug gėlių, rožių, tulpių, ramunėlių ir kitų keistų žolių. Kirmėliukas infantino šliaužia sau ramiai gatve. Kirmėliukas infantino, kuris vyko nežinia. 100 rankų, 100 kojų ir spalvotų marškinių. Kirmėliukas infantino iš miestelio gulbinų. 100 rankų, 100 kojų, 100 rankų, 100 kojų ir spalvotų marškinių. Kirmėliukas infantino iš miestelio gulbinų. Iš miestelio gulbinų. Vakaro pasakaitė. Kuoduotis. Taip vadinasi vaikai šio vakaro pasaka. Klausykitės.
Marmuriniuose karaliaus rūmuose buvo puota. Krikštijo karalaitį. Bet tėvai nesidžiaugė, mat jų mažasis sūnus gimė keistas, viršugalvį jam keksojo juokingas kuodas, todėl ir praminė karalaitį Kuoduočiu. Jo krikšto motina buvo burtininkė. Neliūskite, tarė į tėvams, nebus jis labai gražus ir didelis, bet užtat bus toks protingas, kad visą pasaulį apeisi, protingesnio už jį niekur nerasi. Maža to, ką tik tai karalaitis pamils, tas to jau protingas ir sumanus liks. Auga Kuoduotis ir stebina visus. Dar mažas, o taip protingai kalba, tartum suaugęs žmogus. Tuo laiku gretimoj valstybėje kitam karaliui ir karalieniai gimė 2 dukterys. Viena neregėta gražuolė, o kita panašiai kaliausė. Burtininkė ir pas juos į krikštynas nuėjo. Džiaugiasi karalienė gražuolė dukterėlė, akių nenuleidžia, o burtininkė sako, graži tai graži bus karalaitė, tik jau prašom nepykti, kvaila ji iš pat gimimo, o išaugs tai dar kvailesnė bus. Apsiniaukė karalienė, pasižiūrėjo į antrąją dukrelę ir pravirko. Ką aš, sako, su šita vargšelė darysiu? Burtininkė dabar lyg medum tepa. Na jau tik šita karalaitė nesirūpink. Negražiai ji bus, tai tiesa, bet užtat be galo protinga. Tokios protingos mergaitės dar pasaulis nematė. O ar nebegalima nors truputėlį proto duoti ir gražuoliai? Paprašė karalienė. Aš to negaliu padaryti, atsakė burtininkė, o duosiu jai kaip dovaną galimybę perduoti savo gražumą tam, kurį pamils. Paaugo karaliaus dukrelės, visi ir visur kalba apie protą mažosios ir puikumą vyresniosios. Nors labai gaila, bet su metais didėjo gražuolės kvailumas, o jaunėlė diena iš dienos lyg visų pasaulio negandų apnikta keitėsi. Veidelis kaip kultuvė, kojos kaip žarstekliai. Vyriausioji karaliaus duktė jau ir žioplumu pasižymėjo. Šaukštai burna kiša, viską ant savęs lieja. Žengė pro duris, drabužį už rankenos užsikabinusi suplėšo. Už stalo sėdasi, su kėde apvirsta ir dar griebdamosi už staltiesės indus ant grindų nuteškė. Užtat jaunėlė, kad ir negraži, visiems labiau patiko. Tiesa, visi svečiai iš pradžių prie vyresniosios ėjo, bet tai ir 2 žodžių nesurezgė. Panobodžiaus svečiai prie jos ir gūrina pas protingąją, o ims kalbėti negražioji, tai niekas jos ir negražumo nebemato. Todėl jaunėlė greičiau sau ir jaunikį puikų karalaitį susirado, atšoko vestuves, o vyresnioji karalaitė ir čia pasižymėjo savo žioplumu, už stalo padažų apdarų sulaistė, tortą į greta sėdėjusio princo garbaną sukrėtė, visiems juokai, o gražuoliai gėda. Nubėgo jį nežinodama, kur dėtis į girią, sėdi pievoje ir verkia. Staiga iš kažkur Kuoduotasis karalaitis prie jos prieina. Jis jau buvo matęs gražuolę ir gėrėjęsis jos paveikslu. Dabar be galo džiaugiasi ją susitikęs. Aš per visą savo amžių nemačiau dar tokios grožybės, kalbėjo jis nustebęs. Esi visų gražiausia mergaitė pasaulyje, bet užtat ir visų kvailiausia, atrėžė karalaitė. Geriau aš būčiau negraži, kad tik tai nors kiek protingesnė. O kaip tik protingam žmogui visuomet atrodo, kad jis nepakankamai protingas, juo labiau toks pastebi savo trūkumus, guodė Kuoduotis. Kas čia supras, ką tamsta kalbi, sakė karalaitė. Aš tai jau tikra didžiausia kvailė pasauly, todėl ir verkiu.
Aš galiu tamstai padėti, greitai sumetė Kuoduotis. Aš galiu pasidalyti protu su ta mergaitė, kurią pamilsiu. Taip man pranašavo. Aš tamstą myliu, karalaitė, ir jeigu tu norėtum likti protinga, tekėk už manęs. Už tokio negražaus, pamanė gražuolė karalaitė ir nieko neatsakė. Leidžiu tamstai metus pagalvoti, tarė Kuoduotis. Pagalvok ir nuspręsk. Visus metus dar būsiu kvaila, pamanė karalaitė ir sutiko lygiai už metų būti jo žmona. Ir iš karto gražuolė tapo protinga. Ji su Kuoduočiu taip gražiai, linksmai ir protingai kalbėjo, nedingtelėjo jam į galvą, gal daugiau jai proto atidavęs nei savo pasilikęs. Sugrįžo karalaitė namo ir visus nustebino. Dabar ji kalbėjo taip protingai, kaip kad pirma niekus taukšdavo. Staiga pasklido gandas apie tokią permainą. Iš visur ėmė važiuoti karalaičiai pirštis karalaitei, bet ji laikė juos tik kvaileliais. Kuoduotį karalaitė visai užmiršo. Ji pasižadėjo jam kvaila būdama, o likus protinga užmiršo savo kvailystės. Kartą ji išėjo į mišką pagalvoti, kurį karalaitį padarius laimingą, kai už jo ištekės. Mat jo žmogus protingesnis, juo sunkiau ką nuspręsti. Eina karalaitė mišku ir staiga girdi ūžiant, rypiant, rėkaujant. Įsiklausė karalaitė ir girdi šauksmus. Dėk dubenį, paduok keptuvę. Tuo tarpu atsivėrė žemė ir karalaitė pamatė po kojomis didžiausią virtuvę. O joje virėjų, tarnų, tarnaičių neregėta daugybė. Visi jie staiga iš ten iššoko ir ilga vilkstinė išsitiesė apie didelius staldentėmis ir gėlėmis papuoštus stalus. Minia tarnų ėmė krauti ant jų saldžiuosius valgius. Kas čia per sumišimas? Ką jūs taip rengiate? Paklausė karalaitė. Kuoduotasis karalaitis rytoj švenčia savo vestuves. Mes pokyliui viską rengiame, atsakė tarnai ir kūliais puolė prie stalų. Tik dabar te prisiminė karalaitė, kad lygiai prieš metus ji prižadėjo tekėti už Kuoduočio, bet to jau atsirado prie jos ir pats karalaitis. Jau viskas prirengta vestuvėms. Koks aš laimingas, kad išlaikei savo žodį ir atėjai. Aš dar nenusprendžiau, atsakė nusigandusi karalaitė. Ką tai reiškia tokia tamstos kalba? Paklausė didžiai nusiminęs Kuoduotis. Man sunku būtų su tamsta apie tai kalbėti, jeigu būtum nemandagus ar kvailas. Tuomet man pasakytum, kad karalaitė privalo išpildyti savo žodį. Bet nėra už tave nė vieno protingesnio, todėl ir suprasi mane. Jeigu aš, būdama kvaila, nedrįsau to jau už tamstos tekėti, tai ar dabar galiu to jau padaryti tai, likusi protinga ir galinti pasirinkti jaunikį? Tamstai nereikėjo man duoti tiek proto, tiek sugebėjimo matyti ir suprasti. O tu ką tik pasakei, priešinosi Kuoduotis, jog kvailys ir tas galėtų supeikti tokius išsisukinėjimus. Nejaugi leisite sugriauti visą mano laimę? Ar galima, kad protingas žmogus daugiau kentėtų už kvailą? Juk tu esi protinga ir norėjai tokia likti. Ar nematai, kad aš tave labiau myliu nei visi kiti? Man trūksta gražumo, bet užtat tu gali padaryti mane gražiausiu pasaulyje. O kaip? Paklausė karalaitė. Ogi reikia tik tai pamilti mane, atsakė Kuoduotis. Ta dovana davė tau ta pati burtininkė, kuri leido man pasidalyti su tavimi protu. Gražuolė susimąstė. Mat tarp jos jaunikių nebuvo nė vieno tokio protingo, kaip Kuoduotis. Niekas nepadarė jai tiek gero, juk tik jisai ją padarė protingą. Niekas taip karštai jos ir nemylėjo.
Žinoma, ir ji visą širdimi myli Kuoduotį. Pažvelgė karalaitė į jį ir stebuklai, pranašavimas išsipildė. Kuprotas karalaitis dabar atrodė jai gražiausias. Kupra pabrėžė liūdną rimtį, šlubumas jo eisenai suteikė paslapties, žaižaruojančios akys suspindo malonė šviesa, o didelė raudona nosis priminė kilnų paukštį. Taip, meilė padarė stebuklus. Karalaitė meiliai pavadino karalaitį savo sužadėtiniu ir nusivedė jį pas tėvus, kad palaimintų. Kuoduočio kviesliai ne veltui bėgiojo, į linksmas vestuves susirinko svečiai iš viso pasaulio. Po to jie visi nustebo Kuoduočio turtais, o dar labiau negirdėtų dosnumu. Krištolinius ir auksinius indus nuo stalų dalijo svečiams, kad atsimintų pirmojo pasaulyje išminčiaus su gražiausia karalaitė vestuves. Ilgai ir laimingai gyveno Kuoduotis su savo žmona ir visuomet jie atrodė jam labai protinga, o jisai nepaprastas gražuolis. Ir niekas nesistebėjo, kad jie mylėjo vienas kitą visą gyvenimą. Na, po tokios pasakos, vaikai, metas atsisveikinti. Labos nakties, saldžių sapnų. užaugs mano dukrelė, kaip krasiniojoje liepelė, kaip krasiniojoje liepelė. Jevai aš nukalosiu plonom drobelėm, dulikėtų vieškelėlį,
Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.